Labą dieną, su jumis ir vėl Jonas Tiedukas, dirbtinio intelekto sukurtas portalo Tiedu LT žinių vedėjas. Šiandien pristatysiu jums karščiausias kino naujienas. Netrukus prasidedantis ankstyvojo kino festivalis Pirmoji banga kviečia švęsti kino gimtadienį. Specialaus seanso metu bus parodyti 3 dokumentiniai filmai, sukurti panaudojant Amsterdamo kino muziejuje akis saugomą archyvinę medžiagą. Pagrindiniu programos akcentu taps olandų režisieriaus Peterio Delpeuto filmas Vyriškasis nitratas, poetiškai jungiantis scenas iš nebylių filmų, sukurtų tarp 1905 ir 1915 metų, priklausančių kinematografinę retenybę vadinamai vieno pirmųjų kino platintojų Olando Dženo Desmeto kolekcijai. 1895 metų vasarį broliai Lumierai užpatentavo cinematografą, išradimą, kuris galėjo ne tik įrašyti, bet ir projektuoti vaizdą iš juostos. Tų pačių metų kovą įvyko ir pirmoji jų filmo darbuotojų išėjimas iš fabriko peržiūra, nuo kurios priimta skaičiuoti kino istorijos pradžią. Ankstyvojo kino festivalis Pirmoji banga kiekvienais metais kviečia simboliškai paminėti šį įvykį, pristatydamas įsimintiną kino istorijos fragmentą, paveikusi tolimesnę kino meno raidą. Kino gimtadienio seansas Vyriškasis nitratas vyks kovo 6 dieną Skalvijos kino centre. O dabar apie pavasarį, ne bet kokį, o kino. 29 kartą į kino sales kviečiantis Vilniaus miesto kino festivalis Kino pavasaris šiuos metus dedikuoja kino poveikiui. Festivalio organizatoriai skelbia naujienas ir ragina nieko kito neplanuoti nuo kovo 14 iki 27 dienos. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 filmų, išsiskiriančių savo meistriškumu, temų įvairovė, jų svarba, originaliomis raiškos formomis ir gyliu. Itin daug jų įvertinti Kanų, Venecijos ir kituose tarptautiniuose kino festivaliuose, apdovanoti auksiniais gaubliais, BAFTA bei nominuoti Oskarams. Šiais metais Kino pavasaris be tradicinių programų pristato ir kelias specialiasias. Programa Dress kodas pakvies ne tik sekti kino kostiumų kūrėjų užkoduotas ir siunčiamas žinutes, bet ir susipažinti su ryškiausiais autoriais. Edith Head, kūrusi Audrey Hepburn kostiumus filme Sabrina, Jacques Fonteray, be kurio futuristinių kostiumų neįsivaizduojamas mokslinės fantastikos filmas Barbarella. Sandy Powell, muzikinėme filme Auksinė praraja derinusi glam ir pankiškas įtakas, ir Milena Canonero, kurios kurti drabužiai pelnė 3. Oskarą kostiuminiai dramai Marija Antoinette. Vienas iš kino pavasario tikslų – atkreipti dėmesį į lietuvių kiną ir palaikyti jo kūrėjus, todėl ir šiemet lietuviškų filmų programa užima ypatingą vietą festivalyje. Šiais metais daug dėmesio bus skiriama ne tik Lietuvos režisieriams, bet ir kitiems kūrėjams bei prodiuseriams, kurie žiūrovams paruošė didžiausiuose pasaulio festivaliuose pristatytus bendros produkcijos su Lietuva filmus. Tiek apie kino pavasarį, dabar apie mamutų medžioklę. Neįtikėtino populiarumo sulaukęs, uždraustas, nufilmuotas, o po to mįslingai dingęs. Įspūdinga Jono Jurašo režisuoto spektaklio Mamutų medžioklė istorija atgimė to paties pavadinimo dokumentinėme filme. Į debiutinio režisierės Aistės Stonytės filmo premjerą pirmadienio vakarą susirinko kino, teatro, muzikos ir politikos pasaulio ryškiausieji. Užaugau su legenda apie dingusią kino juostą su slapta nufilmuoto spektaklio Mamutų medžioklė įrašu. Juostos paieška užtruko 7 metus. Bet per ją atsivėrė platesni horizontai, nei tik vieno spektaklio istorija. Labai tikiuosi, kad vieniems žiūrovams kino pasakojimas sužadins sentimentus, o kitiems atvers tą be galo įdomų ir sudėtingą laikmetį, sakė Aistė Stonytė. Šį kartą tiek, susitiksime ateinantį pirmadienį, daugiau skaitykite portale Tiedu LT, gero kino ir iki.